Sveiki, čia yra Turinginių firma ir tai yra antroji treniruotė. Šiandien yra 2014 birželio 17 dieną, 20 valandą ir mes šiandien vesim treniruotę. Taigi, kaip jau ir pirmoji treniruotė buvo nesėkmių, aišku, šiek tiek, tačiau šiandien dieną matosi, kad yra daugiau darbuotojų, taipogi mums reiks ir PD darbuotojo, kaip ir mano pavaduotojas įsidarbino. Tai va, dabar taip visi sušokit ant vienos mašinos, ant šitos, kurios įlipsiu, ir įšokę į mašiną atsitūpkit. Kol nuvažiuosim iki tam tikros vietos, šį kadrą sustabdau. Pala nesusistabdo. Nu, nesvarbu. Danį paskelb, kad treniruotė, nes policininkas Myktas trukdo mums. Ir parašyk, kad už trukdymą dėsim Albanų. Nešaudyk. Danį greičiau skelb, nes aš... Jeigu jis mane užnervuos, nu, kaip stebės, va, filmuojam, kaip tik. Tai gerai, kur mes dabar važiuojam iki hotelio, ne? Jo, mes važiuojam dabar iki hotelio. Ok. Ne, nu kas tai per mauras toks? Žiūrėk, kai skraido. Nešaudyk, nereikia. Man pradėjo bėgti. Ai, mėchas čia, tai viskas aišku. Dabar gerai, visi subėgit į vidų. Nešaudot. Pala, dabar pats šaudo, dabar dedu Albaną, viskas, dabar trukdymas. Sustokit visi antram aukšte prie sienos. Neikit prie kambarių, čia prie sienos. Grįžkit, kas ten nubėgo. Davidon, eik į vidų. Kas ten liko? Gerai, bėgam į vidų. Toliau perduodu vadovavimą savo prižiūrėtojų vadovui, Andris Foka, ir dabar užleidžiu jam vadovavimo vairą. Kągi, sveiki visi, tai Daliaus tok dabar čia į galą. Tiksliau pradžią. Va. Daliau tenais. Nes man rodo, kad vigai. Gerai, taigi mokinsimės kaip ir dvi kombinacijas. Keli vienetai darbuotojų jau jie žino, bus iš viso dvi. Ir jūs mokinsitės stiliuje, reikia nepraleisti teisėsaugos narių pro šią vietą, pro laiptus. Ir antra kombinacija bus, štai kampuose stovės po 3 mūsų firmos atstovų. Gerai, taigi mokinsimės po 3 žmonės, visi kiti eis į kitą vietą ir ten darys savaugus, kad visi kažkom būtų užimti, kad nelauktų ir nieko nedarytų. Tai gerai, tada Ganžę praleisim su Svaiku ir Fernandesu, tai Domai tada stok čia. Toliau Čupakabra eik irgi prie Domo ir Kaivu stok irgi prie Tomo, padaro senelę tokią. Atsitupėt. Ir taikydės maždaug šios stulpo kairę pusę, nes tenais yra įėjimas. Ir antroji kombinacija bus štai tokia, pasitraukit biškį praeit man. Dėkui. Vienas stovės čia, už šito staliuko, Kaivo tiek prie staliuko. Kitas prie kupo kampe. Ir Domai svek šitam kampe už staliuko. Štai čia būsite ir pagrinde Domas svek ir Kajus turės po mediką, jeigu būtų galimybė. Ir tenais gaus šarvus, nes
kai eina labai daug žmonių, tiesiog iššaudo. Taigi dabar šiek tiek pasipraktikuosim, aš išeisiu iš hotelio ir kai ateisiu man sušaudo tik iš šarvų. Šaunuoliai, gerai, viskas. Dabar pakartosim šiek tiek kombinacijas. Pirmą kombinaciją padarot. Sustojat pirmą kombinaciją greitai. Prie laiptų. Antrą kombinaciją. Išeinat iš hotelio. Atėję į hotelį darot pirmą kombinaciją. Gerai, šaunuoliai, dabar eikite į antrą aukštą tenais prie kambariukų ir pabandykite daryti savaltus, man atrodo, žinot, kaip reikia daryti. Jeigu nežinot, tai pasikalbėkit, gal kažkas pamokins. Toliau aš ateisiu prie jūs ir parodysiu. Dani Fernandės užims. Dabar Irimantai, tu stok ir tenais augelį ir ultralūkai, sustokit. Turit ginklus. Parodykit. Irmantas neturi ir augelis neturi liktai. Tai gerai, sustokit kaip ir kiti. Galima getinti. Čia dar viena tokia laisva vieta, labiau paik į vidurį. Jo. Dabar praleiskit truputį pirmą kombinaciją, jau matėt, kaip darė kiti jūsų kolegos. Ir dabar padarysim kitą dalyką, kadangi ginklų neturit, aš tiesiog atėjęs į hotelį, bandysiu prabėgti pro jūs, o jūs stovėkit ant senelį ir nepraleiskit. Pabandykim dar kartą. Mano nuomonė, kad geriau būtų atsistojus, negu atsitūpus, nes lengviau taip. Atsitūpus tikrai šaudo, bet galima taip pabandyti. Manau, kad reiktų 4 žmonių, ne 3. Pažiūrė dabar. Nu gerai, tegu sustoja. Matai, čia yra plyšys, neina užpildyti, reikia 4 žmonių. Nu atsistok dabar, augelį dabar prie manęs. Augelį atsistok prie manęs. Nu va, dabar bandyk foką. Jo, tai 4 tada žmonių reikės. Gerai, tada pirmai kombinacija jau kaip ir aišku turbūt. Antrą kombinaciją padarius darykit taip pat. Vienas čia, kitas čia. Ir vienas čia už stalo sustokit kažkaip savarankiškai. O gerai, šaunuoliai. Ir kadangi čia 4 žmonės buvo, tai tada nuo viršaus, kas ten dar vienas yra, pats pirmas ateik čia. Nematau niko. Augis. Ir gali čia stovėti prie šito. Čia va. Va. Mano nuomonė ir čia labai gera vieta iš tikrųjų yra. Aš tas nežinojau net. Ir ant tų medelių, aš tai žinojau. Ai, tai galima tada dar čia pastatyti, irgi neblogai. Nu. Bet čia, ta prasme, griobimo metu, bet dabar čia tik pasipraktikavimui. Jo. Aš jau pasižiūrėti, kaip sekasi. Tai va, pakartojus pirmą kombinaciją, dabar greitai sustokit prie laiptų. Visi, tie 4 žmonės sustojat prie laiptų. O, gerai, šaunuoliai. Dabar aš vėl pabandysiu prabėgti. Jūs irgi galit šiek tiek manevruoti, nepraleisti. Gerai, šaunu. Labai gerai, šaunuoliai. Gerai, dabar eikit tenais prie kitų ir irgi darykite civalką. Andriau, aš tai biškį pertrauksiu, bet kitą kartą, kai tu bėgsi, tai bandyk bėgti su civalku, nes, kaip žinai, teisėsauga iš karto bėgus, tai jie yra apmokyti. Tai vis tiek tas pats, nes jie stovi, o tarpų nėra. Kaip ir, bet tai kitose užduotise tai mums reikės. Gerai, čia mums dabar 4 paėmus, 2 lieka. Gerai, tada Taduhen, Rokas, Draugas ir Aivariukas padaro pirmą kombinaciją, jau matėt, kaip kolegas darė, savarankiškai. Šaunuoliai. Antrą kombinaciją, savarankiškai pasiskirstat. Taduhen čia tada eik. Va. Gerai, matau, visi ginklus turi, tai aš išeinu iš hotelio ir